žmogaus organizme gyvena labai daug įvairių mikroorganizmų. Tai bendras jų svoris yra apie 2-3 kg. Tai būtent grybelis Candida, kuris yra mieliagrybių genties mikroorganizmas, tai yra mūsų mikrofloros dalis. Ir yra toks suvokimas, kad čia Candida reikia išnaikinti, kad jinai kažkoks blogis. Taip, jinai turi būti balanse, tačiau nėra taip, kad mes ją pilnai turim išnaikinti. Candida grybelis mūsų organizme turi paskirtį. Tai yra padeda virškinti angliavandenius. Ir kadangi jinai gan stipriai kolonizuojasi, tai jeigu jos nebūtų, jos vietoj būtų kažkas piktesnio ir blogesnio. Candida yra mūsų šiaip žarnyne, plonajam žarnyne, tačiau jinai, jeigu stipriai kolonizuojasi, jinai gali išviešėti ir į kitas mūsų organizmo dalis. Pavyzdžiui, ten į lytinius organus, netgi burnoje gali būti jinai randama, į kitus organus nukeliauti. Su Candida mūsų organizmas susitvarko, jeigu yra stiprus imunitetas, jeigu mityboje nedominuoja cukrus, saldumynai, visokie greitieji angliavandeniai, makaronai ir panašiai. Tačiau jeigu imunitetas susilpnėja, tai tada jinai kolonizuojasi, išviešėja ir pasiima mūsų resursus, kurie šiaip nueitų mum. Tai būtent ten maistinės medžiagos, visokie vitaminai, mineralai. Taip pat Candidas išviešėjimą gali lemti ilgalaikis stresas, hormonų svyravimai ir jeigu yra problemos su virškinimo traktu. Tai yra, jeigu yra problemos su skrandžiu, rėmo, gastritas, erozijos, opos, žarnyno kažkokie uždegimai, viskas. Candida tikrai bus jūsų organizme, nes nėra apsauginių mechanizmų, kurie ją atvestų į balansą. Dažnai nėštumo metu būna Candida. Ir tikrai būtina yra prisižiūrėti nėštumo metu, nepiknaudžiauti saldumynais, angliavandeniais, ką mūsų mamytės dažnai mėgsta, nes reikia suprasti, kad jeigu pas mamą yra Candida, vaikas irgi didelė tikimybė, kad turės Candida jau gimęs. Ir tada dažnai būna pas naujagimius prasideda egzema, atopinis dermatitas. Tai reikia suprasti, kad čia yra būtent Candida grybelis ir atėjo jisai iš mamos. Tai kokie yra Candidos simptomai? Tai būtų pienligė tiek pas vyrus, tiek pas moteris. Tai gali būti psoriazė, visada susijusi su išviešėjimu Candidos. Lėtinis tonzilitas, pleiskanos plaukų. Tada cistitai, atrodo, kad yra šlapimo pūslės uždegimas. Ir iš tikrųjų geriami yra antibiotikai, vienas po kito, imunitetas dar labiau silpnėja, Candida dar labiau išviešėja, o problema net ne bakterija, o dažnai yra Candida, nes tiek žarnynas, tiek mūsų visa šlapimo ir lytinė sistema, čiagi ne atskirai kažkur, viskasgi yra šalia. Kai nėra energijos, kai yra smegenų rūkas, kai yra nuolatinis nuovargis, potraukis saldumynam, bet toks nenumaldomas, kur žmogus negali nė dienos ištverti, kur būna žmonės sako, kad mano organizmas reikalauja saldumynų. Jeigu nori saldumynų, tada ir ką daryti? Tai reikia jų nevalgyti. Ir pamatysit po 2 savaičių viskas. Pirmas 2 savaitės tikrai gali būti bloga, nes Candida žūdama į kraujotaką išskiria labai daug toksinų. Ir realiai žmogui gali tikrai būti bloga. Gali ir svaigti galva, gali būti bloga nuotaika, nėra energijos, toks kaip smegenų rūkas atrodo dar labiau pastiprėja, nes tikrai, įsivaizduoju, Candida žūsta, jinai negauna maisto ir jinai sako, duok man to, o tu neduodi. Ir dėl to net kitus gali net ir čia retais atvejais, bet būna net pykina, gali kaip tik paintensyvėti bėrimai kokie nors. Dažniausiai ne, bet tai gali būti. Ir čia ir yra, manau, kad sudėtingiausias atvejis, kai tai būna, nes žmogus, pavyzdžiui, valgo saldumynus, taip jam ten akne, bet tada jisai nustojo valgyti pradžioj ir jam dar labiau intensyvėja. Bet čia labai retais atvejais. Kaip nustatyti, ar organizme yra išviešėjusi Candida? Tai visi simptomai, kuriuos išvardinau, ten pilvo pūtimas, smegenų rūkas, jeigu yra energijos pastoviai trūksta, kažkokie jau išoriniai, kaip nagų grybelis ir panašiai. Ir taip pat galima pasidaryti koprogramos tyrimą, koprologinį tyrimą, jeigu yra grybai, mieliagrybiai, juodafilinė flora, viskas Candida yra. Taip ir būna parašyta ten, pavyzdžiui, sporos. Kodėl Candida sunku yra išnaikinti priešgrybeliniais visokiais preparatais, cheminiais vaistais? Todėl, kad Candida jinai yra formos kaip spermatozoidas, ar jinai turi galvytę ir turi uodegėlę. Ir
būtent su ta odegėlė, jinai, įsivaizduok, jeigu čia yra mūsų žarnynas, žarna ar ne, jinai įsisuka į gleivinę. Taip, ir priešgrybeliniai preparatai, kai mes juos geriam, tai jie tik nušienauja tas galvas, o tos odegėlės lieka įsisukusios, ar ne? Ir dar ką daro Candida, užsidengia tokia kaip bioplėvelė ir iš vis jos, ją išnaikinti yra labai sunku. Tai čia būtų pavyzdys toks pat, žinai, kaip auga pienės ir jeigu mes važiuojam su žaliapjove, tai mes nušienaujam tik tai tas pienės, o tos šaknis lieka ir vėl išauga. Tai lygiai taip pat yra su Candida. Žmonės dažniausiai ką daro, tai bando Candidą naikinti išoriškai, ar ne? Kažkur kažką patepti, kažkur kažką įtrinti. Tai būna, pavyzdžiui, grybelis gali būti nagų, ar ne? Turbūt esi girdėjus. Tai taip, aš suprantu, jeigu jau tai vizualiai matosi, aš nesakau, kad nereikia tenai tepti, bet reikia suprasti, kad vien tai, kad jūs patepate, tai neišsprendžia problemos iš vidaus, jinai yra jau viduje. Jeigu tai pasireiškia į išorę, tada pradedam tenai ir kažkokius šampūnus tenai pirkti specialius ir tai išsprendžia problemą tam momente, dažnai ir iš vis neišsprendžia. Ir va čia reikia suprasti, kad Candidai reikia neduoti to, kuo jinai minta ir tada jinai pati nunyks. Tai Candidą naikinti būtina ir būtent reikia prisižiūrėti savo mitybą. Tai atsisakyti tam tikrų produktų grupių. Tai būtų cukrus, ne, visi saldumynai, kruasanai, bandelės, produktai, kurie turi gliuteno ir taip pat pieno produktai. Todėl, kad laktozė tai yra pieno cukrus. Mūsų organizme tai skyla į gliukozę ir vėlgi tai bus maistas Candidai. Dažnai gaunu klausimą, o tai kaip kefyras? Nes kefyras kaip ir laktobifidobakterijos, ar ne, tai čia gerai ar blogai. Ir ypač vakare žmonės mėgsta jį gerti. Tai atsakysiu, kad ne, nes taip, ten yra laktobifidobakterijų, bet tuo pačiu tenai yra ir laktozė. Ir gaunasi, kad vienoje vietoje mes čia biški taisom, o kitoje biški vietoje jau griūna. Tai tikrai ne, geriau tada reikėtų rinktis raugintus kopūstus, raugintas daržovės. Tai yra produktai, kurie padės. Taip pat žalumynai, visos daržovės, viskas tas padės sugrąžinti Candidą į balansą. Jeigu yra pilvo pūtimas, viskas, tai reiškia, kad žarnyne yra disbakteriozė, žarnyno mikrofloros balansas dominuoja blogoji žarnyno mikroflora ir tai reiškia, kad mūsų žarnynas niekada nepagamins pakankamai fermento laktazės, kad būtų suvirškinta laktozė. Tai tik jeigu pas žmogų, jeigu dominuoja geroji mikroflora, jam ta varškė tikrai nepakenks. Bet jeigu dominuoja blogoji mikroflora, tada pieno produktų yra būtina atsisakyti. Jeigu norime išnaikinti Candidą grybelį, labai rekomenduoju laikytis antikandidinio mitybos protokolo. Šis video yra per trumpas, mes pakalbam tik apie pagrindinės maisto grupės, kurias reikėtų išimti iš savo raciono. Tačiau jeigu norite sužinoti, kokiu tiksliai produktų reikia atsisakyti, kokiam etape juos vėl įtraukti, kas tinka, kas netinka, viską esu aprašiusi antikandidinėme mitybos protokole. Nuorodą rasite aprašyme po šiuo video. Mityba turi būti subalansuota. Taip, jinai turi būti visavertė. Pas mus turi būti pilnaverčiai pusryčiai, pietus ir vakarienė. Tai kiekviena mūsų lėkštė, mūsų porcija turi būti maždaug mūsų 3 kumščio dydžio, nes kiekviena kumščiai yra biški skirtingi. Tai neturi būti nei per mažai, nei per daug maisto. Ir kiekviena lėkštė turi sudaryti baltymai, sveiki riebalai ir sudėtiniai angliavandeniai, maistinės skaidulos. Ar ne? Tai pavyzdžiui, ten mėsa, daržovės, žalumynai ir kažkas iš sveikų riebalų, ar tai avokadas, ar tai gal aliejus koks nerafinuotas. Taip? Tada mūsų visi poreikiai bus patenkinti, tai ko reikia mūsų organizmui ir nesinorės nuolat užkandžiauti, nesinorės saldumynų. Net ir man, jeigu pavyzdžiui aš praleisčiau pietus, taip, aš jau norėčiau kažko, kas yra greito, ar ne? Dažniausiai greitas maistas yra perdirbtas, ten labai daug konservantų, visokių cukraus ar saldiklių, bet jeigu aš pavalgau, tai man to negero maisto ir nesinori. Mityba dar ne viskas, ar ne? Tai reikia užtikrinti ir, kad mūsų virškinimo traktas veikia tinkamai, ar ne? Tai vat ir skrandžiu rūpintis, tinkamai sukramtyti maistą, rūpintis, kad mūsų žarnyno mikroflora būtų kuo įvairesnė. Kaip tai pasiekti? Tai maistas turi būti kuo įvairesnis. Tai per savaitę žmogus turėtų suvalgyti nuo 30 iki 40 skirtingų augalinės kilmės produktų. Tai čia įeina kruopos, vaisiai, uogos,
Viskas, kas augalinio, ar ne, žalumynai, kas ten dar, ankštiniai visokie, taip. Labai yra geras pratimas užsirašyti ant lapelio, pasižiūrėti, kiek jūs skirtingai suvalgot, nes dažnai pa žmogų gali būti ten pomidoras, agurkas, kokie nors grykiai, svogūnas, ir viskas. Reikia pasistengti vis kažko naujo paragauti, ar ne? Ar tai lęšių, ar kokių žalumynų įvairesnių. Dažnai žmonės čia ir yra, kad jiem daug kas neskanu. Jiem žalumynai neskanu, daržovės neskanu, brokoliai neskanu. Kodėl? Todėl, kad mityboje dominuoja maistas, kur yra saldikliai, cukrus, visokie konservantai, stiprikliai. Ir tada žinoma, ten tie skonio receptoriai sproginėja. Ir čia jam duodi kažkokį brokolį, tai kur jam ten įdomu. Bet kai tas iš raciono yra patraukiama, tai tada iš tikrųjų tas maistas pasidaro skanus. Ir čia nėra, kad kažkas tai blogai. Mes esam sutverti valgyti tokį maistą ir jisai ir yra šiaip skanus. Kandida nėra priešas, nereikia jos išnaikinti. Tiesiog mes turime apriboti maistą, kurį jinai valgo, neduoti jai maisto, išbūti tą periodą tam tikrą ir po to jau po truputėlį galima vėl įsivesti tuos produktus, kuriuos išėmėm. Pavyzdžiui, krakmolingas daržovės, ar ne? Kažkuriam etapui, kad ir tas bulves reikėtų išimti, ar ten burakėlius, morkas, o po to vėl po truputį įvesti. Aš suprantu, kad informacijos daug ir viskas gali skambėti labai sunkiai, tačiau sunku bus tik tada, jeigu jūsų racione dominuoja saldumynai, bandelės, greitieji angliavandeniai, pieno produktai ir gliuteno turintys produktai. Tada tikrai bus sunku, tačiau aš nesakiau išimti mėsos, aš nesakiau išimti žuvies, subproduktų, daržovių, visokių žalumynų, salotų, uogų, vaisiai apribotam kiekį tikrai irgi galima. Tai maisto liko labai daug, įvairios kruopos, ten grykiai, kinva, viską galima valgyti. Mityba iš tikrųjų yra čia tik ir suspėk. Tai būtent savo antikandidinę mitybos protokolę, kad žmonėms būtų lengviau jo laikytis, esu sudėjus ir receptų pavyzdžius, kad tiesiog būtų žmogui lengviau nuo kažko pradėti ir pakeisti savo organizmą.